Sveiki matematikai, šiandien mes susidursime su iššūkiu. Spręsime ne vieną, o iškart dvi lygtis su dviem nežinomaisiais. Iš pradžių prisiminkime, kas yra lygčių sistema ir kas yra jos sprendinys. Lygčių sistema tai dviejų ar daugiau lygčių su tais pačiais nežinomaisiais rinkinys, o lygčių sistemos sprendiniai yra nežinomųjų reikšmės, kurios tenkina visas sistemos lygtis. Turime 3 metodus išspręsti lygčių sistemą. Tai keitimo, sudėties ir sulyginimo metodai. Kiekvienas jų turi savo privalumų ir gali būti pritaikytas skirtingoms situacijoms. Kad išspręsti lygčių sistemą keitimo metodų, visų pirma reikia iš vienos lygties išreikšti vieną kintamąjį per kitą, tada įstatyti šią išraišką į kitą lygtį, išspręsti gautą lygtį su vienu nežinomuoju ir įstatyti rastą reikšmę į bet kurią pradinę lygtį ir rasti kito kintamojo reikšmę. Pažiūrėkim, kaip tai atrodo praktikoje. Turime tokią lygčių sistemą. Pirmas dalykas, kurį turime padaryti, sprendžiant lygčių sistemą keitimo metodu, tai iš vienos lygties išsireiškime vieną kintamąjį per kitą. Pasirenkame vieną iš lygčių, šiuo atveju paprasčiau bus pasirinkti lygtį, kurioje yra nežinomasis be daugiklio, tai yra y. Gauname y lygų 4x minus 5. Sekantis žingsnis yra įstatyti šią išraišką į kitą lygtį. Į 2x plus 3y lygų 12, vietoj y įstatom 4x minus 5. Gaunam 2x plus 12x minus 15 lygų 12. Išsprendžiame šią lygtį ir nustatome, kad x lygų 27/14. Viskas, kas mums liko padaryti, kad išspręsti šią lygčių sistemą, yra įstatyti šią x reikšmę į bet kurią iš pradinių lygčių. Ir randame y reikšmę, kuri yra lygi 19/7. Ir tai yra mūsų atsakymas x lygų 27/14 ir y lygų 19/7. Sekantis būdas išspręsti lygčių sistemas yra sudėties metodas. Pirmas dalykas, kurį turime daryti naudojant sudėties metodą, tai yra padauginti vieną ar abi lygtis iš tinkamų skaičių, kad gautume priešingus koeficientus prie vieno iš nežinomųjų. Tada sudėti arba atimti lygtis vieną iš kitos, kad vienas iš nežinomųjų dingtų ir išspręsti gautą lygtį su vienu nežinomuoju. Galiausiai įstatyti rastą reikšmę į bet kurią pradinę lygtį ir rasti kito kintamojo reikšmę. Vėl turime tokią pačią lygčių sistemą kaip ir anksčiau. Išspręskime ją sudėties metodu. Visų pirma, padauginkime apatinę lygtį iš 3. Tokiu būdu atsikratysime y reikšmės. Kaip matote, abiejose lygtyse y reikšmės yra tokios pačios, tik tai su priešingais ženklais. Kad šis nežinomasis išnyktų, sudėkime abi lygtis vieną su kita. Rezultate gauname lygtį su vienu nežinomuoju. Išsprendę šią lygtį gauname x reikšmę, kuri, kaip žinome, yra lygi 27/4. Įstatome šią reikšmę į vieną iš pradinių lygčių ir vėl gauname y lygų 19/7. Ir paskutinis lygčių sistemų sprendimo metodas, kurį šiandien nagrinėsime, yra sulyginimo metodas. Naudojant sulyginimo metodą reikia iš abiejų lygčių išreikšti tą patį kintamąjį, sulyginti gautas išraiškas, išspręsti gautą lygtį su vienu nežinomuoju ir kaip visada įstatyti rastą reikšmę į bet kurią pradinę lygtį, kad rasti kitą kintamąjį. Vėl turime tą pačią lygčių sistemą kaip ir anksčiau. Sulyginimo metodu pirmas dalykas, kurį turime padaryti, yra iš abiejų lygčių išreikšti tą patį kintamąjį. Kadangi vėl y yra be daugiklio, galime pasirinkti y ir jį išsireikšti. Iš pirmosios lygties išreiškus y gauname 12 minus 2x padalinta iš 3, o iš antrosios y lygų 4x minus 5. Sulyginame gautas išraiškas ir išsprendžiame gautą lygtį su vienu nežinomuoju. Galiausiai įstatome rastą reikšmę į bet kurią iš pradinių lygčių ir randame y. Kaip matote, visais 3 metodais abiejų nežinomųjų reikšmės yra lygios. Šių sistemos padeda spręsti ne tik abstrakčius matematinius uždavinius, bet ir realias problemas. Pažiūrėkime, kaip galime panaudoti jas tekstinėme uždavinyje. Uždavinio sąlygoje nurodyta, kad turgelėje parduodamos 2 obuolių rūšys – raudonieji ir žalieji. Raudoni obuoliai kainuoja 3 eurus už kilogramą, o žalieji 2 eurus už kilogramą. Klientas nusipirko 8 kg obuolių už 20 eurų. Reikia nustatyti, kiek kilogramų raudonų ir kiek žalių obuolių nusipirko klientas. Pažymėkime x kaip raudonųjų obuolių kilogramų skaičių, o y žaliųjų obuolių kilogramų skaičių. Kadangi klientas nusipirko iš viso 8 kg obuolių, reiškia, kad mūsų nežinomi x plus y yra lygu 8. Žinodami, kad raudonieji obuoliai kainuoja 3 eurus už kilogramą, o žalieji 2 eurus už kilogramą ir kad klientas sumokėjo iš viso 20 eurų, galime pažymėti, kad 3x plus 2y yra lygu 20. Gauname štai tokią lygčių sistemą. Išsireiškime y reikšmę per x. Gauname y lygu 8 minus x. Įstatome šią reikšmę į antrąją lygtį ir gaunam, kad x yra lygu 4. Žinodami, kad x plus y yra lygu 8, nesunkiai nustatome y reikšmę, kuri yra lygiai 4. Šiandien išmokome spręsti 2 lygčių su 2 nežinomaisiais sistemas, naudodami 3 skirtingus metodus. Taip pat pamatėme, kaip šios sistemos gali būti pritaikytos realiame gyvenime. Tačiau prisiminkite, kad realiame gyvenime taip pat yra svarbu įtvirtinti įgytas žinias sprendžiant praktinius uždavinius, kurios galite rasti www.edusia.lt svetainėje. O kitoje pamokoje pradėsime nagrinėti nelygybės. Iki greito!